Sveiki visi, su jumis aš Andrius Jaspeks ir šiandien mes bandysime surasti neblogų laptopų. Neblogų laptopų turiu omeny tų, kurie atsipirksim už pinigus, tai nebus tiesiog be vaizdo plokštės, be jokio talpos disko, tai tiesiog negalėsite realiai gamint nieko, bet jie kainuos daug. Na tai yra dėl to, kaip ir minėjau, kad žemesnės kainos laptopuose nelabai yra suteikiama ta vaizdo plokštė, kuri leistų jums tikrai pageiminti, o toliau kalbant apie kitus komponentus, jie taip pat ten nusileidžia. Tai pirmasis mūsų laptopas bus Asuso už 650 eurų šiuo metu randamas Skyteche. Jis jums suteikia bent jau 940 MX vaizdo plokštę, kuris savotiškai leis jums pažaisti keletą žaidimų su jau tokiais primtinais labiau FPS-ais. Ir taip pat jisai turi neblogų dalykų, kaip pavyzdžiui SSD diską. Na, jeigu jūs mėgstate labai SSD, tai yra kitas jo variantas, raudonas gal spalvos, bet ten būtų tik SSD, kas gal būtų variantas, gal jums nereikia to hardo, gal jūs turite išorinį diską, gal atskirą kompą, kur labiau kaupiate kažką, o čia kompas būtų nešiojamas su SSD. Na, jeigu toliau kylant kainą ir jau tikrai jau einant į tą žaidiminių laptopų rinką, tai čia būtų vienvaldis beveik lyderis Lenovo i700 šiuo metu Skyteche randamas iki 800 eurų, tai yra, kodėl jis toks puikus, tai dėl tos 960 M vaizdo plokštės. Na, jūs negaunate gal to i7, bet kame bėdos, jūs gaunate ir SSD, ir puikų aušinimą, ir puikiai išvaizdą. Iš tiesų, sunku kažką kitko rinktis. Na, turėjus šiek tiek daugiau pinigų, galite pasimti jo tokį vyresnį brolį, galima sakyti, su i7 Lenovos modelį. Tai kainuotų jums šiek tiek daugiau, bet taip pat nebloga investicija. O ieškant kitokių alternatyvų, kad nebūtų taip pat vienvaldis, kaip minėjau, gal jums tai nepatiko, tai būtų Dello modelis 7559. Dellas taip pat jums siūlo iš savęs kažką panašaus, taip pat su ta nuostabia vaizdo plokštė, bet gal šiek tiek kitokioje išvaizdoje ir gal kai kam patraukliau būtų. Na, toliau kylantais laipteliais mes prieinam prie 1500 eurų vertės laptopo ir kas nekas, bet aišku vėl mūsų Asusas čia stebina su savo pasiūlymu su GTX 1060 vaizdo plokštė. Tai iš ties pritrenkiančio grožio ir išvaizdos laptopas, bet mes gal labiau pakalbėkim apie tą vaizdo plokštę. Iš pavadinimo tas pats kaip yra stacionariuose kompiuteriuose, bet iš tiesų taip nėra, tas greitis šiek tiek skirsis, jeigu pastebėsite keletą FPS į vieną pusę, į kitą, tai nebus tas pats, bet vis tiek neįtikėtina galia. Kitas mūsų pasiūlymas bus vėlgi šiek tiek jau, kas turėsi daugiau pinigų. Šį kartą mus iš Skytecho už 2000 eurų stebina šis MSI, bet keista, neradom jo nuotraukos, keliausim tada į jų gamintojų puslapį. Štai matome šį, tiesiog, nežinau, beastą, šį monstrą MSI už 2000 eurų ir tai bus 1070 vaizdo plokštė, ta pati, kur, kaip ir minėjom, stacionarių kompiuterių versija, kuri irgi, kaip ir minėjau, kažkiek turės skirtumų žaidimuose negu jų normalus modelis kompose, tai vis tiek už tokią kainą šis pasiūlymas yra labai labai geras. Na, dar kartelį gal priminsiu, kad laptopai nėra tas geriausias pasirinkimas, jeigu ieškote gamingo, kaip matot, kainas gan yra didesnės, jeigu norite gauti tuos pačius FPS-us, tai visada jums siūlysiu, jeigu jūs daugiau gaminat, daugiau žaidžiat, vis dėlto darote tai namie, nusipirkite stacionarų, galite rasti mano buildus, ar pažiūrėti tos pačius Skytecho buildus, kurie jums suteikia tikrai neblogą pasiūlymą, o laptopai tada žmonėm, kurie gal daugiau keliaujate, nežinau, gal jums užtektų nusipirkti kokį pigesnį laptopą šalia tą stacionarų namie tiesiog, tai pasvarstykit tai. O dabar ačiū, kas žiūrėjot, užmeskit laiką, kas nepirksit laptopo kapą ir tada susitiksim sekančiam video.